Sveiki, jūs sveikina Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka. Na, o jeigu ką mes patiksim, visada galit prieiti ir išreikšti savo valią, paspausdami patinka. Bet geriau kuo vėliau, tuo geriau. Šiaip tai šiuo metu Lietuvoje populiariausias literatūros žanras yra pasakos. Pasakas mums seka Seimas, pasakas seka vyriausybė, pasakas seka kas netingi. Štai ir mes nusprendėme jums pasekti pasaką. Pasaka vadinasi Tinkle. Kitą kartą, visai neseniai ir visai ne už jūrų marių, o pačiam Europos vidury nutiko ši istorija. Sėdėjo sykį sena biblioteka prie suskilusio stalo. Nebejauna tai buvo biblioteka, minėjai net Aleksandrijos, Pergamo laikus. Gana! Sykį tarė savo biblioteka. Eisiu prie žydrosios jūros, užmesiu tinklą, mažu kokią auksinę žuvelę pagausiu. Mat apsiskaičiusi buvo ta biblioteka, pasakų daug žinojo. Taigi, nuėjo prie žydrosios jūros, plačiai užsimojo ir metė tinklą. Ogi štai jame jau ir bespurdanti auksinė žuvelė. Kogi tu nori, senoji? Klausė ta žuvelė. Atsibodo sėdėti prie suskilusio stalo. Kompiuterio noriu, atsako senoji. Jokių problemų, štai tau kompiuteris. Sėdi savo biblioteka, kompiuterio klavišais tarškina, bet greit nusibodo tarškinti. Tad ir vėl jį pėdina prie žydrosios jūros ir meta tinklą į mėlynus vandenis. Ir kogi tu vėl nori, senoji? Klausė auksinė žuvelė. Nusibodo būti sena. Noriu būti jauna ir šiuolaikiška. Ir kad mano turtus ir grožį visi matytų. Jokių problemų. Atsako žuvelė. Ir tapo biblioteka gražia, skoningai aprėdyta, keliauja savo po informacijos šalį, daug žino, dar daugiau moka. Bet ir vėl neilgam užteko jai šito džiaugsmo. Pamiršo gal kuo baigėsi ana pamokoma istorija. Tad kur buvus, kur nebuvus, jie ir vėl pėdina pas auksinę žuvelę. Ir kogi tu nori, gražioji? Klausia žuvelė. Noriu aš būti jūrų valdove. Rėžė biblioteka. O ir vienai būti atsibodo. Draugo norėčiau kokio. Kągi, viskas įmanoma. Ir davė žuvelė bibliotekai draugą. Ir ne bet ką, o patį Bilą G. Ir tapo ji pasaulio valdove ir išplaukė į plačiuosius vandenis. Sėdi savo tinkle ir valdo visą pasaulio informacijos jūrą. Štai tokia pasaka su kol kas laiminga pabaiga. Ir Jei tavęs nėra tinkle, tavęs nėra visai. na, o dabar mūsų tinklo stambios ir mažiau stambios žuvis nori pasveikinti kitas tame tinkle bespurdančias žuvis. Ir dovanoja seną ir nelabai kam pritaikomą daiktą. Kitame maiše šiek tiek labiau pagal paskirtį galimi panaudoti daiktai. Taigi, nepamirškite paspausti, jeigu jums patiko. Gero vakaro, geros dienos. Iki pasimatymų. Ačiū. Gėlelę laistysime. Būtinai. Galima ir pagal paskirtį popierių panaudoti.